Plaunantis įkraunamas dulkių siurblys Zylė Kaiser. Siurbia, plauna ir sausina. Audrineta – interjero tekstilė namams ir verslui. Sveiki, mėly žiūrovai! Pirmoji šio ketvirtojo mūsų sezono laida. Šiandien jums parinkome kai ką ypatingo. Esame Palangoje, apžiūrėsime patį naujausią ir mano manimu patį įspūdingiausią viešbutį esantį čia. Šio nuostabaus viešbučio architektės ne kas kitas, o Indrė ir Greta iš Yes Design. Tai keliaujame į vidų, susitinkame šiandieną čia su Indrė ir pasivaikščiosim po šį nuostabų viešbutį. Labas, Indrė. Labas. Pirmoji mūsų sezono laida ir štai Yes Design ir jūsų naujasis objektas. Tai ką šiandieną mūsų žiūrovai pamatys laidoje? Jūs pamatysite visai naują viešbutį, kuris yra mūsų pajūryje Palangoje. Indrė, Monest. Apie ką tai, kokia buvo pagrindinė užduotis? Mums buvo iškeltas uždavinys sukurti labai harmoningą kūrinį, harmoningą erdvę vietą, kur žmogus galėtų šiek tiek pailsėti nuo to lėkimo, skubėjimo. Tai netgi ir pats monest terminas reiškia harmoniją, ramybę, balansą. Tai vat reikėjo visą tą tokią gražią idėją išreikšti per interjerą, per medžiagas, per kompozicijas. Tai mes ir bandėme tai padaryti. Viešbutis Monest. Kiek turite kambarių, kokias turite čia zonas, kokias paslaugas šis žmogus gali gauti? Monest viešbutis yra labai kompaktiškas, jis tikrai nėra didelis, bet tikrai labai tinkamas mūsų kurortui. Tai yra 30 kambarių. Taip pat viešbutyje yra spa. Tada turime lobby lounge zoną, kas yra standartiškai viešbučiuose. Ir turime restoraną. Nuostabi erdvė, židinys, centre pačiam. Papasakok daugiau. Tai ir buvo pagrindinė šios erdvės tokia kaip ir idėja. Mes labai norėjom sukurti tarsi šeimos centrą, tokį patalpos centrą akcentą ir būtent tuo akcentu pasirinkome židinį, nes, kaip sakoma, į ugnį gali žiūrėti ir niekada neatsibos. Taip tikslas ir yra labai panašus, kad žmonės tiesiog čia būriuotųsi aplinkui, kad savo galėtų leisti atsipalaiduoti, lėtai leisti dienas. Vat, kaip sakė Monest, tikslas yra sulėtinti savo tempą, pailsėti. Čia mes turim tokį, kad tu ateini ir viskas atrodo yra vietoje, čia norisi būti, norisi pasėdėti. Ir nesinori iš niekur eiti. Su gerais dizainais, gerais sprendimais tikrai šitos erdvės turi būti išnaudotos, nes lobby yra ne tik praeinama erdvė, dėl to ir vadinasi lobby lounge, kad čia žmogus ateina ir jisai gali praleisti laiką, o ne tik nueina iki receptiono. Centrinė lobby jūsų dalis, ašis, aplink kurią viskas sukasi laikas čia, sukasi gyvenimas, yra šitas nuostabus jūsų židinys. Ar čia specialiai gaminta? Tikrai specialiai gaminta, pagamino auksarankį G-Lab. Okay. Labai gerai išpildė užduotį ir manau, kad visame kame ir medžiagoje, ir mastelyje šito erdvėje idealiai tiesiog įsipaišo šitas židinys. Ir aš dar pastebėjau, kad jie ir integravo LED apšvietimą viduje. Labai kvieščiau užsukti ir vakare, kada galima pasimėgauti ir ugnies šviesa, ir tas LEDas labai gerai atrodo vakare. Šaunuoliai, G-Lab LT, geras darbas. Keliaujame toliau. Iš lobby zonos mes patenkame į restorano zoną, kuri yra atskirta, tokia va štai stumdoma. Harmonikinė. Taip, harmonikinė. Yes. Labai kompaktiškas irgi sprendimas ir gana patogus, nes reikia nepamiršti, kad šitoje zonoje žmonės turi pusryčius, bet čia gali vykti ir vakarienė. Tai kartais, jeigu yra poreikis, yra labai patogu turėti pilną atsiskyrimą nuo būtent svečių, kurie nevakarieniauja arba kurie tiesiog neturi nieko bendro su šita zona. Šiaip iš tikrųjų man patinka, kokios medžiagos pas jūs naudotos. Turim daug medžio, turim tokias
pastelinės, bet tamsesnės truputėlį spalvas ir turim net ir odą panaudoti čia kėdėm, ne? Tikriausiai pastebėsi, kad šiaip pačių daiktų nėra itin daug ir visame viešbutyje buvo toks tikslas, taip, kad neturėti tiek daug tų daiktų ar medžiagų paviršių, bet turėti juos visus tikrus. Tai dėl to tu ir matai, kad tai yra tikras medis, tai yra tikra oda, grindys yra tikras akmuo, baras yra tikras akmuo. Kuo daugiau tikrų medžiagų, kuo mažiau feiko, kad būtų natūraliau ir nuoširdžiau galų gale. Žmogus vis tiek tai tikrai jaučia. Dar tęsiant iš tikrųjų apšvietimo temą, nuostabūs šviestuvai, nuostabios kėdės. Tai mes kaip visą laiką mėgstam rekomenduoti ir patikimus partnerius, tai čia, kaip suprantu, padėjo Carol Home įgyvendinti įmonę ir apskritai rūpinosi daugeliu dalykų šitam viešbutį. Tai... Taip, čia yra labai svarbu detalės, nes tada viešbutis, vis tiek reikia nepamiršti, kad čia yra ne namai, tai yra viešbutis, bet tik tada, kada yra pilnai detalės, jis yra įgyventas. Tada tu jauti, kad čia tikrai žmonės gyvena, kad čia tais daiktais ir naudojasi, ir paima ir knygą paskaito, ir jiems yra jaukiau, kai yra mažų detalių ir, žinai, devil is in the details. Tai iš tikrųjų, kas atkreipia dėmesį šitoje bendroje erdvėje, tai būtent ir visas šitas lentynos. Mes gal galim ir žiūrovom iš tikrųjų patart, papasakot, kas čia yra per rangovas. Tai ne tik viešose erdvėse, ir kambariuose, ir visose kitose erdvėse daug gaminom baldų. Tai gamybai mums padėjo Riešės baldai. Ir matom, viešose erdvėse labai naudojom daug ir medinių panelių, medinių apdailų. Tai buvo tikrai toks gal ir iššūkis padaryti, nes čia daug yra geometrijos ir visos tos plokštumos dengtos panelėmis. Tai jas reikėjo tiksliai padaryti, pagaminti. Tai tikrai Riešės baldai neblogai padirbėjo, padėjo mums visai kaip galėjo. Atėjome į vieną iš kambarių. Jis yra šiek tiek didesnis negu kiti standartiniai kambariai, bet vis tiek nėra labai didelis. Ir čia tu iškart tikriausiai irgi pastebėsi, kad yra gana mažai daiktų. Vyrauja tas minimalizmas, paprastumas, natūralūs tokie atspalviai, tonai, medžiagos tik tai tikros ir grynos. Nes turim ir minibarą, va čia, pavyzdžiui, irgi geras pavyzdys. Minibaras yra iš metalo tikro. Taip, iš metalo, čia yra konsolė iš tikro medžio, lentynėlės irgi metalinės. Tokia mini kaip ir virtuvėlė. Sienos irgi, kaip matai, tokios labai minimalistinės vabi-sabi stiliaus, kaip gaunasi, tokias vat jas ir turim. Esame mažame miegamojo kambaryje, jis tikrai nėra labai didelis, bet yra patys pagrindiniai elementai, kurių reikia. Tai aišku, super patogi lova, tada vėlgi toks konceptualus, bet praktiškas lovugalis, nes tai yra medžio masyvas. Minimalistiniai šviestuvai, kurie irgi neužgožia ledinio apšvietimo, kuris yra lovugalis. Taip, jie yra rankų darbo, gaminti būtent šitam projektui. Užeinam į dar vieną kambarį. Didesnis gerokai? Taip, jis yra šiek tiek didesnis vėlgi negu standartinis. Ir yra pritaikytas galbūt šeimai ir tiesiog gali nakvoti net ir 4 žmonės, nes yra sofa, kur yra išskleidžiama, labai patogu. Tai šitam kambarį man labai patinka, nes mes čia turim labai gerą aurą, yra kampinis vaizdas, yra kampiniai langai. Mums čia ir filmuojant lietus pradėjo lyti, iš tikrųjų lietus dar sukuria dar kitokią emociją, net audra užėjo. Magija, sakau, magija. Ir čia sukurta irgi tokia gana smagi erdvė, kada tu gali tiesiog skaityti knygą fotelyje. Išnaudoti kampai visi, bet tam tikrai funkcijai. Vat kaip ir sakiau, kad kiekvienas daiktas turėtų savo rolę ir tarnautų. Pagaliau atėjome į spa. Mūsų slaptą į spa, jis yra visas toks, kaip matai, labai tamsus, toksai intimus.
toks ir buvo tikslas, nes kaip ir sakiau, šita dalis yra pastato rūsyje. Tai mums buvo klausimas, šiaip kaip sukurti čia tą jaukią atmosferą. Mes pasirinkome tą kelią būtent, kad daryti kuo tamsiau, ramiau, tyliau. Netgi sukūrėm tokį virš džiakuzį kaip ir dalį mėnulio, kad žmogus visiškai jaustųsi, tarsi jis yra nežinia kur, kažkokiam kosmose. Spa erdvėje mes tikrai su tavim neužsibūsim. Aš manau, mes tikrai pakviesime gerus žmonės pačius čia ateiti, pajausti, pabūti ir atsipalaiduoti. Esam spa kambaryje. Čia yra atliekami masažai, procedūros, turim labai fainą metalinę vonę. Taip ir matau jau rožių žiedlapius. Tikrai labai, kiek žinau, ir geros spa procedūros ir visa atmosfera irgi yra tęstinumas viso interjero. Nu, čia žmogus turi ateiti gauti, žinai, rezultatą, pailsėti, turi būti geri specialistai. Labai svarbu pasakyti, kad dirbo ne tik jas dizainas prie interjero projekto. Mes čia darėm tokį kaip ir eksperimentą, komandinį darbą kartu su architektėmis Ginte Pamirneckienė ir Asta Imbrasienė. Tikrai labai šaunios moterys, šaunios architektės. Rezultate, manau, mes turim gražų produktą, gražų bendrą daiktą. Bet procesas tai buvo tikrai iššūkis. Bet man atrodo, šito viešbučio visas jaukumas ir toksai natūralumas dėl to ir atsitiko, nes sprendimai kito eigoje, jie tikrai keitėsi ir mes procese, tam visam chaose, kartu su visa komanda nebijojom ir keisti, ir spręsti kartu, diskutuoti. Tai tiesiog patarimas neprisirišti ir nebijoti eksperimentuoti kūrybiškai. Indre, tau su Greta Būsto anatomijos vardu nuo mūsų pagrindinių partnerių Krinona turim dovaną. Tai čia yra dvi tokios nuostabios pipirinės. Ir jos yra iš tikrųjų paspaudė mygtuką, jos sumala pačios pipirus. Netapšio čia maistą. Tai ačiū tau ir gero naudojimo. Ačiū, linkėjimai. Dabar sėdame į mūsų elektrinį BMW iX, kurį mums parūpino mūsų partneriai Krasta Auto Kaunas ir keliaujam į specialisto rubriką. Trumpai apie šį BMW elektromobilį galiu pasakyti tiek. Labai patogus, dinamiškas ir geras nuvažiuojamas atstumas. Tai drąsiai kreipkitės į Krasta Auto Kaunas ir pabandykite šį automobilį patys. O mes keliaujame toliau. O dabar atvykome į Vilnių, į naują Bofi Studio Vilnius erdvę. Čia susitinkame su architekte Edita Rigeto, kuri ir pasirūpino būtent šios erdvės įkūrimu. Einam pasisveikinsim su ja. Labas, Edita. Labas. Šiandien mes atvykome į naują vietą Vilniuje. Vilniuje esate jūs Kęstučio gatvėje. Esam Bofi Studio Vilnius. Kas tai yra? Bofi Studio Vilnius tai yra salonas, kuris savyje talpina viso interjero kūrimo konceptą, gyvenimo būdą, sakykime. Bofi tikrai tie, kurie domisi dizainu, tie, kurie seka ir žino istoriją dizaino, šiuolaikinio dizaino. Bofi ženklas prilyginamas automobilių. Bentley kokiam? Bentley kaip minimum. Taip, jeigu kalbėsim apie madą, tai mes galėtume prilyginti Chaneliui. Tai yra iš tikrųjų istorijos dalis, labai stipri istorijos dalis, nuo ko prasidėjo šiuolaikinis dizainas. Tai yra prabangos linija, bet kartu labai intelektuali. Bofi studija. Tai yra viso namo, visos erdvės reiškia apjungimas. Tai yra duris, santechnika, virtuvė, sistemos reiškia rūbinės ir panašiai. Kaip kilo pati idėja atvesti šitą prekinį ženklą į Lietuvą? Šita idėja iš tikrųjų mane lydi jau daugiau negu 10 metų.
Iš tikrųjų, kažkada tai buvo tiesiog svajonė. Bofi salonas Milane, pagrindiniai gatvėje, tai yra mums daugeliu dizainerių, tai yra kaip Biblija ir kiekvienus metus, kada vyksta parodos, mes ten važiuojame, čiupinėjame, žiūrime, gėrimės ir alpdom. Ir prieš 10 metų tai buvo neįsivaizduojama, kad turėsime kažką. Galiu padėkoti savo iš tikrųjų klientams, kurie dar iki įvykstant ir atidarius šitą Bofi tikėjo ir mes esame aprengę ne vienus Lietuvoje namus su būtent šiuo prekės ženklu. Tai tiesiog tas bendravimas vyko jau gerus 5 metų ir tiesiog išdrįsom, pasiūlėm, daug diskutavome ir italai patikėjo, kad Lietuva, kad Vilnius yra užaugę atidaryti Bofi studio saloną, kur iš esmės Bofi vardas, tai yra Grand Design vardas ir jisai puošia megapolių New Yorko, Miamio, Londono, Paryžiaus ir dizaino pasaulio erdves. Tai šitoj vietoje mes labai džiaugiamės, nes Vilnius patampa vienu tašku žemėlapyje, kuris turi tokio lygio monobrandą, kas irgi yra pirmas Lietuvoje monobrandinis šorumas. Kas buvo tau galbūt sudėtingiausia visame šitame Šiaip procese? Didžiausias iššūkis buvo ir šitoje vietoje aš tiesiog pati sau leidau. Tikrai yra tokius salonus renginėjant, yra tiesiog centriniai būstiniai projektuotojų, reiškia komanda, kurie padaro visą projektą nuo iki, nuo apšvietimo iki išplanavimo ir panašiai. Ir šiuo atveju aš tiesiog su savo biuru, mes paėmėme iniciatyvą į rankas ir sako, mes pasiūlysim savo konceptą, kaip turi būti išplanavimas ir kaip mes matom šitas erdves. Ir kas yra smagu, mūsų projektas buvo priimtinesnis ir patvirtintas ir pagal mūsų išplanavimą toliau vyko visas, reiškia, šio interjero įrengimas. Tai ką, esame virtuvės erdvėje, jau galima sakyti. Taip, tai yra virtuvės erdvė, čia yra Case 5 virtuvės modelis. Tai yra 23 metų modelis, visiškai naujiena. Turime naują MDI apdailą. Šitų ir fasadai gali būti ir stalviršiai šiandien dienai. Čia yra kanalas, vadinkime. Tas kanalas, jisai savyje talpina ir prieskoniai, peiliai susideda, rozetės visam šitam. Ir šičianais yra, reiškia, gartraukės su šviesa. Už nugaros labai gražios ir tos gali būti, reiškia, lentynos dar aukštesnės, kas yra Bofyje labai svarbu, kad visa tai yra projektuojama ir Bofys dirba architektam ir dizaineriam. Tai yra tam tikri modeliai suprojektuoti, bet po to viskas yra adaptuojama. Tai yra projektuojama kiekvieną kartą pagal situaciją. Vėlgi, ką matot, kad tai yra ir prabangi virtuvė, bet kartu jinai labai funkcionali. Kas dar yra labai svarbu, mes visą laiką vadovaujamės ir kalbam, tokie klausimai būna, kas yra madinga ar panašiai. Čia šita erdvė ir visas konceptas yra ne apie bestsellerius, bet kalbam apie longsellerius. Tai yra apie ilgą, jau nuėjusi kelią dizaino objektus. Tai va, tai čia mes turime už tavo nugaros Time and Style longsellerį, vadinkim taip, tai yra japonų dizainas. Ir aš kviečiu tiesiog, šitas salonas yra sukurtas tam, kad jį reikia čiupinėti. Tai nėra fotogeniški, tai nėra rėkiantis, tai nėra stulbinantis, bet jie stulbina, kada patenki čia. Jauti tokia tam tikra aura susiformavo. Tai čianais yra ADL grupė, duris, vadinkim, pertvaros ir netgi konceptas, nes sako, kad erdvės galima formuoti būtent su pertvarų pagalba, taip kaip japonai dirba. Tai va čia yra Džiapo modelis. Praėję šitas duris turime 2 ekspozicinės duris, tokias tiesiog lyg tai paprastos duris, bet jos neturi rankenos. Tai irgi, kada buisery darom tas sistemas, kada vientis ir panašiai, tai tikrai nuostabiai atrodo. Šitas stalas, nuostabus stalas, šiandien dienai jau dabar išleistas iš MDF-o, galima komplektuoti tokį centrinį kiškinį, realiai atėjusi tokią lėkštę, kuris sukasi ir tikrai ir estetiškai labai gražu ir kartu
patogu. Čia mes randamės tokioj atviroj, bet vonios zonai vadinkime. Vonia gali būti ir marmurinė, čia mes šiuo atveju turime iš Koreano. Gaivina klasikinis, jau jam yra apie kokią 40 turbūt metų dizainų, reiškia, bet labai, labai mano mylimas aksesuaras, bet kartu veikiantis ventiliatorius. Toliau čia iš tikro marmuro kriauklė su integruotais stalčiais. Toliau šitas labai smagus dalykas, kur galima tiesiog susidėti dalykus, taip, tokius minimalius, tą patį ir šepatuką. Man toks iškas su laivais asociacija ir ką tai. Na ir aišku, moteriška svajonė, tai yra visiška svajonė rūbinė spinta, kuri, kaip matai, yra absoliučiai vientisa ir mes neturim nei vienos detalės kažkokios tai papildomos, kuri sujauktų tą tokią švarę estetiką. Dar už nugaros yra Salvatori marmuras. Iš esmės, kada mes kalbame jau apie premium lygmenį, plytelės kaip po tokios jos dingsta. Tai yra marmuras naudojamas, marmuras tekstūrinis, marmuras lygus, akmenys skirtingi ir panašiai, bet jau mes neturime plytelių iš esmės. Čia yra ofiso dalis ir kaip matot, už nugaros yra, reiškia, lentynų sistema, kuri gali būti ir savistoviai stovėti, ir atitvara būti, aukščiai įvairiausi ir viskas priklauso nuo architektų, dizainerių sprendimų, ko nori, kokiom erdvėm, ar tai yra visuomeninėm erdvėm, ar tai yra gyvenamosiom erdvėm. Tai yra konceptas, kuris eina kartu, tai nėra atskiri daiktai, tai yra koncepcija, gyvenimo būdas ir, kaip sakau, elegancija telpanti viename žodyje – Bofis. Bofis studio tai šorumas, kuris įkurtas būtent tam, kad baldus, sprendimus, daiktus vis dėlto žmogus turi paliesti. Čia negalioja tos taisyklės online pirkimo, vis dėlto tu turi žiūrėti ganėtinai atsakingai į tai, ką įsigyji ir kodėl tai įsigyji. Tai negali būti vienadieniai sprendimai, negali būti padiktuoti mados ar panašiai. Tai turi išlikti ir turėti išliekamąją vertę. Ir aš tikrai esu tikra, kada atsiranda Bofis pas tave namuose, tikrai apsiramini ir daugiau nebeieškai nieko ir nebereikia nieko keisti, gali tik papildyti, jeigu yra noras. Edita, ačiū tau, iš tikrųjų nuostabi erdvė. Labai džiaugiuosi, kad pavyko ir šis prekinio ženklo atėjimas į Lietuvą, kad tu pati kaip architektė irgi įgyvendini tokį nuostabų projektą ir tikrai aš ir pats kviečiu žiūrovus užsukti čia, pabūti, pajausti, nes mes su komandai čia nenorime niekur važiuoti, yra tikrai nuostabus jausmas. O tau linkim sėkmingų sekančių projektų ir labai lauksim kvietimų į juos. Tai ačiū tau. Ačiū tau. Na ką, mili žiūrovai, baigėsi pirmoji šio sezono laida. Ačiū, kad žiūrite, tikimės patiko. Su jumis pasimatysime jau kitą šeštadienį tuo pačiu metu, o visas mūsų laidas galite rasti ir mūsų YouTube bei Spotify platformose. Iki! Plaunantis įkraunamas dulkių siurblys Zylė Kaiser. Siurbia, plauna ir sausina. Audrineta – interjero tekstilė namams ir verslui.